Jaunmalkės gamtos mokykla priklauso Žemaitijos saugomų teritorijų direkcijai ir yra įsikūrusi Kurtuvėnų regioniniame parke. Ir jinai yra pačiame parko viduryje, ar ne, toks centras, sakykime, ir jinai stovi Jaunmalkės kaime. Šiuo metu gamtos mokykloje siūlome 4 edukacijas, tai viena iš jų yra piemenų pramanai, kita ženklai aplinkoje, pėdsakų beieškant, tada pasaulio šalių kryptis orientavimosi tokia edukacija ir apie mitybos grandinę. Bet šiaip tas edukacijas mes prie kiekvieno asmeniškai pritaikom, priderinam ir tikrai labai lankščiai pažiūrim į kiekvieno poreikius. Tai pirmoji ir turbūt labiausiai tokia populiariausia ir dažniausiai užsakoma veikla tai yra piemenų pramanai. Jos metu edukacinės veiklos dalyviai susipažįsta su piemenų kultūra, patys pabando įsijausti į tų piemenų kailį, mokinasi užsikurti laužą, išbando įvairiausius instrumentus, kuriuos naudodavo piemenis ir užsikūrus laužą kepa piemenų kugelį ir žaidžia įvairiausius piemenims būdingus žaidimus. Antroji edukacija yra ženklai aplinkoje, pėdsakų beieškant, kurios metu vaikai yra supažindinami su gyvūnais, kurie gyvena Kurtuvėnų regioniniame parke ir keliaujame į mišką, tyrinėjame aplinką, žiūrime visokius ženklus ir pėdsakų ieškome ir tiesiog bandom suprasti, kur koks gyvūnas prabėgo. Trečioji edukacija yra pasaulio kryptis ir tai yra orientavimosi edukacija, kurios metu vaikai gauna kompasus, aiškinamės kryptis ir bandome susiorientuoti aplinkoje, žaidžiame įvairiausius orientacinius žaidimus.